išlindom į turgelį. Okay, I take one with raisins. Sorry, sesė, bet mano sesė nevalgo razinų. 30 บาทค่ะ30 บาทค่ะDar karštas esi visas. O, paplės. Papunka. Numanės tuliuką. Mama. Savo. Paplės. Labai. Apie juos man pasakė prancūzas, kur gyvena pas mus, antram aukšte. Aš kažkada dirbau 4 aukšte prie pasienio. Jisai atėjo, pakalbėjom ten tralelę ir tokius skanius žiūrių vaškus valgo. Tai ten dar reikalavo, kad pavaišintų mane. Bet sakau, ne, sako, aš net nepaliečiau šitos pusės. Sakau, aš tikiu, sakau, man ne dėl to, sakau, aš ką tik po pusryčių. Aš tik dubenėlį granolos buvau susileidus. Čia jis sakė, dirba tik tai 2 maždaug. Tai dėl to ir galvojau dabar užtrukti, kol yra. Milimetrovkė. Come here, my dear. Statutę perka dabar kažką iš kitos statutės. Važiuojam paskui, pažiūrėsim, kur lokaciją pakeisdama. Na, tai jūs aiškinkite santykius, mes netrukdysim savo. Paleniukas, atrodo, kaip mes vadinam paliodas. Ai, kaip žuvytės būna tos. Taip. Gerai. Ne visur dar.
Blet, kaip prasimoksiu, taigi man nulups antak, bas. Tu nesijuok. Nu, į tavo pažiūrėjus negalima. Į mane pažiūrėjai, sako. Ką turi vedį? Gerai, išeinu. Sesė laminuojasi blakstienas. Sorry, viskas. Bliamba, ką tik trenkia žaibas kažkur netoli. Eik tu savo šiurpais visą odą nuėjo. Arba į medį. Net šviesa subirbėjo. Jo, nes net šviesa tik momentus su... Fire? Where? Somebody... I feel... Oh, oh shit! Oh my lord. Oh my god! Shit! Shit. Sprogo, fuck, restorano tikriausiai dujo. Reikia paskambinti. Greitai. O dieve. Shit. Paulė, nepabėg. Aš paėmiau telefoną paskambinti. Oh my god. Don't go close. Same place every time. What? It's bombing, same place. We get no electricity. They fix it, and we will have no electricity. Yeah. Same place every time. There is a boom. But what do you mean? It's the electricity wireless? Yes, we will have Oh no my god, I thought it's a cafe that gas burn or something. Shit. Oh no. It's not good. Probably it's not safe to be outside, guys. A lot of electricity wireless. It's our place. Oh, no. This is gonna be very long. Shit. Sese, Sese, einam. Sese, jo, aš bijau, kad ir šitie laidai gali paskui kažkaip, žinai, sureaguoti. Okay, guys, very bad news. How does it work? Yeah, maybe the fire gone on over the wire up to here. And then the fire gonna move. We're just waiting for the camera, for the TV. Hey, we are ready, you know? Vis dar dega. Laidai čia visur nukrito, matosi. Bet čia jau linija atjungta, viskas atjungta, tai kaip ir pavojaus nėra, tai jo, tai tiesiog mes čia stovim, policija atvažiavusi. Bet kažkaip gaisrinės dar vis nėra, o jau praėjo po sprogimo, sakyčiau, kokios, nu gal ne 10, bet 7, tai tikrai. Sprogimas chebrytė, tai čia buvo nevaikiškas. Pradžiai man tikrai pirma mintis trenkia kažkur žaibas. Šalia, bet taip šalia, nes netgi elektra pas mus suvirpėjo. Tada greit išbėgam į lauką, aš kažkaip intuityviai iš karto kamerą pasiėmiau. Išbėgau į lauką, sako, kaimynai dega, it's a fire. Išėjom į gatvelę, kuri veda link pagrindinės gatvės. Žiūrim, dega ir kažkas sako, restaurant exploded. Tai galvojom, kad kažkokio restorano čia šalia, kur yra dujos gal sprogo. Ir man pirma mintis,
O dieve, reik pagalbos kažkam, gal susižeidė žmonės, kas prie viryklės stovėjo, nu iš karto pradėjo mintis galvoj, gromuliuotis. O pasirodo čia ir sakiau, ne pirmą kartą šitas grinai stulpas dega. Tai ko gero, kad kurį laiką pabūsim be elektros, nors dabar lyg ir įsijungia pas mus elektra, generatorius. นี่โทรแล้วใช่ไหมโทรแล้วค่ะโทรหลายหน่วยงานแล้วไม่เห็นใครมาสักที Bet čia įsukti bandė, čia visur laidai kalba, čia nesimato dabar. 191 เนี่ยไอ้หม้อเนี้ยประจำฝั่งเรา Nu, finally. 10 minučių. 12. Neįdomu. That means warning her is maybe like a big hit. Blet, močiutė. Močiutė, ką tu darai? Laidus išmeta tvarko jinai. On the other side, we have to learn from them. Yeah. Nu tai ką, likom be elektrytės. Davė mums žvakių. Tai bandom pasidaryti kaip tokias įkišti, tai sugalvojom į kiaušinių. Šitą padėtų kažkaip. O gal ilgesnį daryti? Ir iš kitos pusės va iškart šitie du. Tai jo, gali per čia bandyti. Iš karto du žvakės, žinai. Liuks, dar viena. Ir uždėksiu. Tai nusimato skaitimo vakaras. Man gerai sesi. Ai, tai su žvakę galėsi. Nu tai viskas, jeigu bus kokių naujienų pranešimo dabar, tai eisim naktinė. Žvakių iš visoje simpatiškai. Tai gal panelis tai nevysim. Įdomu, kiek su laiko nebus. Nebūtinai čia ir iki rytojus sutvarkysiu, aš manau. Nes ten gedimas tai nemenkas. Ahoj, ahoj. Norėjau sakyti labas rytas, bet jau nebe rytas. Seniai. Turime apie 2 valandas dabar ir važiuosim, bandysim apvažiuoti visą salą. Ne, 2:30. Paskutinės dienas jau kaip ir Kosamui, tai rytą darbavausi, praleidau darbingai, o dabar jo, sugalvojom išvažiuoti, kol dar nelyja, nes oras tai vėl toks. Tai lietų žada, tai saulė išlenda, nesuprasim. Tai po visą vakarinę pakrantę taip kilsim į šiaurę ir jo, ir būsim apvažiavusios visą salą iš tikrųjų. Tai jo, palei pakrantę šiandien važiuosim, filmuosim ir žiūrėsim, kaip seksis. Čiau. Nu, atlėkiam patikrinti Krioklio. Pastatėm motopirkę šiek tiek toliau ir čia šitoj pačioj vietoje yra ir dramblių pamatyti, bet labai nefainai jie ten laikomi, mačiau jodinėti galima su grandinėm, tai tikrai ne pas šitus dramblius mes važiuosim ten, kur tikrai laikomi jie kaip priklauso, parke, laisviai ir taip toliau ir panašiai. Mes čia dėl 20 batų taip neišėjom. Jo, mes prisiparkavom, nes pataupėm 20 batų už parkingą susimokėt. Tai mes jau čia atvykom iš tikrųjų. Čia aišku turgeliai visokie ir taip toliau. Su turistiniam sesę kainom. Leidau iškai turistą. Ir sakė, yra vandens ir nemokamas apsilankimas, tai nice.
Tai jūs pažiūrėkit, kiek ten žmonių. Nu jo. Skruzdėlynas. Bet kraklys gražus, man patinka. Vandens yra. Bičas nardo. Aš nebūčiau aš, tai Mauglis. Šiaip dar tą norėčiau, bet ai. Ar varyt? Nu gerai, gal bandau. Labas, Jūce. Pabūk. Hello. Atvykom vieną paplūdimį aplankyti. Vanduo nepasakyčiau, kad labai švarutis. Matosi, visi išneša dumblo. Dar kažko. Čia važiuojant pro šalį link kito bičo, tai iš vis tokią vietelę įdomią radom. Nesuprasi, kas čia. Vandenį medis auga. Apleista tokia. Daug šiukšlių.
Šiaip, kaip matom, tai šita pusė tokia mažiau turistinė iš viso. Vakarinė tokia. Labai prastai čia. Oho. Čia žvejai matomai, nes ten daug tinklų pravažiuojant matėm ir čia žvejų valtis tokios. Gal biškį išjungt. Nu, važiuojam pažiūrėti. Patyrinėt biškį vietinį gyvenimą. Šonu. Tu pasmačiau. Ojo, tu. Vištos nupešiotos, tai jomai jau. Nu ir viskas, čia prieplauka, ko gero, privažiavom jau. Nežinau, čia statybos vyksta, į vidų jau gal nevažiuosim. Ko gero, kad nebelabai ir galima. Tai čia tokios mažiau turistinės vietos. O. Ai, nu bet ten bus šitas resortas kažkoks. Degina ugnelę. Parduotuvė. Papaja. Sustojom į 7-Eleven, važiuodamas pro šalį. Žiūriu ženklas. No grab. Grab tai yra tas moto taksi. Tai šitoje vietoje net nevažinėja grabas. Tai ant tiek neturistinės vietos. Nu ir patys matėt. Pravažiavom vieną tokią gatvelę, tai labai skurdžiai žmonės gyvena iš tikrųjų. Labai skurdžiai. Ne visur viskas blizga. Kirpykla.
Plovinukę. Nusipirkau riešutų su Himalajaus druska. Toks pakelis, o riešutų va iki čia. 20 batų. 80 gramų. Žiūrim su sesė vieną vietelę burgerių, kur pavalgyti, nes kažkaip, užsinorėjom abidvi burgerių. Tai matau įkelta viena nuotrauka prieš metus ir kita nuotraukyta meniu įkelta prieš 6 dienas. Tai per metus laiko 30 batų pakilo kainos. Čia buvo, pavyzdžiui, jautienos sūrio burgeris ir bulvytė 170 kainavo, dabar jau kainuoja 200. Čia irgi kainavo 200 batų, dabar 230. Jautiena, tada bacon, cheese, onion, rings. Tada triple burgeris nepabrango, double burgeris irgi nepabrango. Chicken burgeris pabrango per 10 batų, jo 190 kainavo. Nu tai šiek tiek infliacija ir Tailande. Nu sugalvojau užkanduką dar pakinti. Hello. How are you? Is it chicken? Chicken. Okay, one with chicken, please. One 10 baht. Yes. Okay, one with chicken, please. Taip, krašto pinigėlį. 8. Tokios ugnytės šildo. Is it chicken? Both chicken? Okay, chicken. Hello, chicken. I need. Good? Very good? Okay. I need kata. Okay, I take this one. Okay. Oh, one. One. Ăn điếu. Okay. Ăn chim mới lắm. Yes. Nạp lục liên trắng hả? Coconut. No, kopunka. Ai, ngonจะปรุงมาแล้วกู Okay. Kopunka. ขอบคุณค่ะ Have a nice day. ขอบคุณค่ะ Bye. Rutuliukai, dėjai. Vištienos. Nom. Galima šiaip labai skanu. Tie burbuliukai tai labai skanus. Mažus. Sustojom pakeliui, pamatėm, kad blynus gaminam. Hello. Hello, how are you? Good, how are you? Fine. It's with sweet milk, right? Good. Jo, aš paimsiu irgi tada su sweet milk. One roti with sweet milk and sugar, please. Sugar plate. No, with sweet milk. Sit milk. Yes. Simple, like that one. Pancake banana. Roti. Huh? Pancake banana. No, sweet milk. Sweet milk. Yeah, Oh, sweet milk. sweet milk. Say no tomato. ลูกเล่เหมือนกันอ่ะ I will a little bit film, okay? Nu, va, sustojom ir turistų vėl padavė. Per pusę ar visą? Gerai, aš tik pabandysiu. Ką tu bandysi? Čokoladą. Gerai.
Kažką bičiukas čia suko ir susuko. Čia šiaip roti su kondensuotu pienu. Bandė išpešti 40. Bet iš kitų, kas čia priešais mus pirko, tai po 15 pardavė. Tai padaviau 20. Tai viskas gerai. Dabar sesė dar daro su šokoladu. Čia yra visokio tokio pasirinkimo. Su šokoladu, kondensuotu pienu, su cukrum, tada su banana. Šiaip fainas vaizdas toks žiūri ir važiuosim. O ten kažkur saulė leidžiasi. Tokį blyną iškočiuojam. Tu prašai bananą? Tai sakyk, tau daro, viskas jau too late. Ne, taigi susitarėm kainą jau prieš tai klausim, tai turėtų būti gerai šį kartą. Aš gal pasitrauksiu, gal biškit parinės daug kamerytės. Nu va, gerai, mūsų parkutė stovi. Čia dar turgelis šviežių daržovių yra. Blogai spjaustė. Nieko tokio. Šiaip jo, daug kas pas juos su cukrum, daug kurie cukrų deda ir cukrus. Pavyzdžiui, vienam 7-Eleven Kopangane niekada nerasdavau balanso, kai kavą pirkdavau. Nes jie arba nededa cukrus iš viso, arba deda cukrų, o aš prašydavau šiek tiek, kad įdėtų cukraus. Bet jie deda ne cukrų, o cukraus sirupą. Tai kai paprašau, kad įdėtų šiek tiek, tai ta prasme jie perdeda, bet tiek perdeda, kur geri ir labai saldu, per saldu. Sesė su šokoladu ir bananu. Šiaip nenorėjo, kad bananą dėtų. Aš nežinojau, kad jis įdės. Tai su bananu dar skaniau. Nu tai jo, aišku. Tai va. Užkandukas mūsų saldus. Nedirba. Bet nieko, pravarėm į food hallą. Tai varysim į food hallą. Nu ne hallas, ten food marketas. Ten afternoon market. Afternoon market, nu tai va. Gerai, nieko. Nu. Prasideda gėris irgi. Man čia vis įdomu, nu čia sriubos aš kaip įsivaizduoju, maišuosi. Šviežia žuvytė, krevetės.
Maliukas moškiam aplikas visas. Aha, tai čia to maisto ne tiek ir daug. O, patajus 30 batų. Normaliai. Kiaušinių tofu. Ananasiukų įdėjau. How much for ananas? 5? 60 บาท 60? I will take it. Tikrai paimsiu ananasų. Tai viskas čia ne tiek ir daug, ne? Jo, tai čia realiai tik šitie. Okay. Nu, pasiėmiau kelis springrolus. Čia aš dar pakepinu iš naujo. Ten aliejus. Apačioj. Patinka. Taigi, wow. Einant pro šalį dar pamačiau, tai pagriebsiu salotų. 30 batų. นั่งได้ไหม ขอบคุณค่ะโอ้ยเด็ดviskas. Dabar tikrai pasiruošusios. Nu ką, merginos parvarė namo pavalgyt. Šiaip pirmas dalykas, ką padariau grįžus, tai nusiploviau veidą, nes tiek laiko praleidom kely, tai jaučiasi toks purvos sluoksnis ant veido. Ir nuo tų išmetamųjų dujų, nuo daug mašinų, transporto, tai kažkaip jaučiu net akis sunkesnės, tokios jaučiasi, nu, žodžiu, nėra labai faina visą dieną kely iš tikrųjų praleisti, nes jo, ta tarša, daug mašinų daro savo iš tikrųjų. Tai ką, eisim valgyt, sesė sušiukų prisipirko, aš jau rodžiau ką. Ir jo, tokia šiandien dienelė. O rytoj žiūrėsim, ką atneš. Dramblius rytoj atneš. Tai tiek šiandien. Subscribe, like. Ir susitiksim rytoj. Bučiuoju ir iki. Šitą video įdėk į video prieš tai. Nes tam kitam video aš jau atsisveikinu. Plekšt. Tai va, čia dar sesė nusipirko sušiukų. Paskui papasakosiu, kas čia buvo. Tai sesė nusipirko sušiukų, tai irgi... Čia šiaip daug kur mačiau, kas pardavinėja sušius, tai jeigu perki 10, įdeda dar vieną nemokamai. Tai gavo sesė, sakė, dar kelis nemokamai. Šiaip žiauri tokie geruliai atrodo, pilni. 3 euriukai. Nėra ne 3 euriukų, 2,70. 278. 2,78. Čia jų narkotikai. Saufa čia yra aštriausia, ką ragavau kol kas. Tos salotos yra nesveikos. Gerai, kad nedaug sesė gabalėlio net paragau. Labai. Jos su tokiais dumbliais. Ir čia vieni pipirai, čili. Čia vištiena. Šiaip labai skanios, bet šiuo momentu tai nieko nejaučiu, tik degimo burnoj. Per anksti atsisveikinau. Buvau dar 7-Eleven, pasiėmiau kažkokių ledų vaflinių. Kaip desserčiuką. Žiūrim, Vaidotą.
Nu ir jau dabar tikrai viskas. Like, subscribe ir ate.